Jis niekada avių nevarydavo nei į ganyklas, nei namo. Avys žinojo, kad yra vedamos ten, kur jos bus saugios, kur gaus maisto ir jos savo šeimininku pasitikėdavo ir eidavo ten iš paskos, kuris eidavo. Ir Jėzus paėmė šitą tokį kasdienišką, žmonėms gerai matomą vaizdą ir jį pritaikė naujai tikroviai. Tikroviai, kurią taikliai apibūdina švento rašto žodžiai. Mes juos mišių pradžioje giedojame. Mes viešpaties tauta, kurią jis gano, jo kaimenė, kurią jis veda. Jėzus pasivadino geruoju ganytoju. Mes nežinom, ar tada visi patikėjo jo žodžiais, bet kai jis mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, tada tikrai ir abejojantieji tikėjo, kad Jėzus yra gerasis ganytojas. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Kažkada anksčiau pasakytus žodžius Jėzus išpildė iki galo. Paskui savo ganytoją Jėzų Kristų sekanti kaimenė yra Dievo tauta bažnyčia. Girdėjote antrame mišių skaitinyje, kur buvo kalbama apie minią, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti. O tai viešpaties kaimenė. Šita Dievo tauta, bažnyčia, žemėje turi tokius matomus žemiškus pavidalus. Jėzus prižengdamas į dangų, Petrą paliko vyriausiojo ganytoju, dabar turime popiežių Pranciškų, jo įpėdinį. Jėzus paliko savo mokinius, dabar pasaulyje turime tų mokinių įpėdinius, vyskupus, kurie drauge su kunigais atlieka ganytojų pareigas. Bažnyčios sėkmė ir bažnyčios nesėkmės istorijos eigoje labai daug priklausydavo nuo to, kokius turėdavo ganytojus, vyskupus ir kunigus. Ar jie būdavo tikri ganytojai, ar kartais tik samdiniai. Deja, samdinių visuomet būdavo. Kiek jie būdavo ištikimi vyriausiam ganytojui Jėzui ir kiek jie turėdavo meilės žmonėms, nuo to priklausydavo Dievo tautos augimas. Deja, bažnyčios istorija kalba, kad pačias skaudžiausias žaizdas bažnyčiai padarydavo ne kokie tai bažnyčios priešai, bet skaudžiausias žaizdas padarydavo neištikimi ganytojai. Tarp jų buvo ir vyskupų, ir kunigų, ir vienuolių. Matomi ganytojai, vyskupai ir jų pagalbininkai kunigai yra paimami iš žmonių bendruomenės. Ne iš dangaus, bet iš žmonių bendruomenės. Todėl jie nėra apsaugoti nuo silpnybių, nėra apsaugoti ir nuo galimų nuodėmių. Ir todėl mes dažnai primenam tikinčiai liaudžiai, kad melstųsi už savo ganytojus, kad jie išstovėtų savo tarnystės aukštumoje, kad pajėgtų tarnauti su meile ir dideliu nuolankumu. Kiekvienam dvasiškiui, kiekvienam ganytojui pats didžiausias pavojus ir sunkiausiai nugalima yda, pasakytumėt kas, yra puikybė. O išdidumas, kada jeigu ganytojas pradeda mąstyti, kad jis yra labai didelis,
labai svarbus, tai būna jo nuopuolio pradžia. Didis yra tik vienas ganytojas - Jėzus Kristus. Geras ganytojas visuomet turi girdėti viešpaties žodžius, viešpaties raginimą. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Va toks turėtų būti kiekvienas ganytojas. Geraisiais ganytojais yra pašaukti būti ne tik vyskupais su kunigais, bet yra pašaukti būti visi tėvai ir motinos. Vaikas, augdamas šeimoje, turi jaustis ne mažiau saugus, kaip gero piemens globoje jaučiasi esančios avys. Ir vaikas, matydamas tėvų susiklausimą, pagarbą, meilę vienas kitam, jis išmoksta panašaus klusnumo, pagarbos ir meilės ne tik savo tėvams, bet ir visiems žmonėms. Todėl bažnyčia labai vertina atsakingai sukuriamą šeimą ir yra įsitikinusi, kad šeimą negali pakeisti jokios žmonių sukurtos institucijos, nors jos vadintųsi ir labai skambiais vardais. Dabar jūs girdite per televiziją, per įvairias žiniasklaidos priemonės, kokių tik nesugalvoja žmonės, kokių pakaitalų šeimai. Ir tiesiog su neapykanta kritikuoja tuos, kurie vertina santuokos keliu sukuriamą šeimą. Deja, tik tokia šeima, tik tėvai atsakingai įsipareigoja vienas kitam meilę iki mirties, pagarbą iki mirties. Tik tokie tėvai gali būti geraisiais ganytojais. Ir jei šiandien ir mūsų tėvynėje turime daugybę vaikų, kurie neturi tėvų, arba jie kažkur tai dingia, ar vieno tėvo neturi, kurie auga vaikų namuose, kaip tiems vaikeliams užaugti gerais žmonėmis, jeigu šalia jų nėra mylinčios širdies. Geraisiais ganytojais yra pašaukti būti visi mokytojai, ypač tikybos mokytojai. Šiandien Lietuvoje turime tikybos mokytojų daugiau kaip kunigų. Va įsivaizduokime, kad jeigu jie visi prisimtų pilnai atsakomybę, suvoktų, Dievas juos pašaukė būti ganytojais tiems visiems vaikams, tiems visiems tūkstančiams mokinių. Aš manau, kad jei būtų šitas pilnas suvokimas, mes turėtumėm labai labai gerus rezultatus. Bet taip kaip dvasiškiams, taip kaip tėvams, taip panašiai ir mokytojams yra pavojus būti ne ganytoju, bet būti tik samdiniu. O samdiniui rūpi tik atlyginimas, tik asmeninis gyvenimas, tik šiaip taip atlikti pareigą. Labai kviečiu mišiose melstis ne tik už vyskupus ir kunigus, bet už visus, kuriuos Dievas pašaukė būti ganytojais. Pagaliau, ganytojais privalo būti kiekvienas. O dabar visi, kurie esate čia, šitoje salėje, esate pašaukti būti ganytojais. Vienas kitam, savo pažįstamiems, savo kaimynams. Pamėginkime pafantazuoti, jeigu šiandien visi, kurie save įvardyja, kad
esu katalikas, esu krikščionis, esu Kristaus mokinys. Jeigu kiekvienas jaustų ganytojo atsakomybę už tuos, su kuriais susitinka, su kuriais mokosi, su kuriais dirba, kaip keistųsi mūsų tėvynės veidas. Labai kviečiu šiuose mišiuose, ypač melskimės, kad visi turėtumėm šį suvokimą. Per krikštą aš esu pašauktas būti geruoju ganytoju ir kada nors viešpats iš mūsų pareikalaus. Tu buvai vyskupas, kunigas, šeimos tėvas, mokytojas, galbūt buvai eilinis katalikas, bet į tave metų metais buvo nukreipta daugybė akių. Ir kiek tu buvai ištikimas viešpačiui, kiek tu turėjai meilės, kiek tu dėmesio skyrei kitam žmogui, galbūt silpnam, kenčiančiam. Nuo to priklausė to žmogaus požiūris į Dievą, į Kristų, į Evangeliją. Junkimės į bendrą maldą, prašydami, kad šitą atsakomybę visi jaustumėm, ne tik dvasiškiai, ne tik vienuoliai, bet visi, kurie esame per krikštą pašaukti gyventi bažnyčioje. Amen.